apversti. Vazgelių antras piliakalnis. Šis piliakalnis yra Zarasų rajone, Dusetų seniūnijoje, į šiaurę nuo Vazgelių piliakalnio apie 250 metrų. Objektas nėra prilyginamas patvirtintam Vazgelių piliakalniui, jis apibūdinamas kaip spėjamas piliakalnis. Todėl jo paskirtis dar nėra galutinai nustatyta. Vietovė buvo išsamiau apžiūrėta 2022 metais, vykdant archeologinius žvalgymus. Tyrėjų dėmesį patraukė atskira kalva, kurios viršuje yra maždaug 28 metrų ilgio ir 16 metrų pločio ovali aikštelė. Kalvos šlaitai gana statūs, jų aukštis įvairiose vietose siekia maždaug 7-19 metrų. Svarbu tai, kad paviršiuje aiškių pylimų ar griovių būdingų daugeliui piliakalnių nenustatyta, tačiau šiaurės vakariniame kalvos šlaite pastebėta galimo degėsinio kultūrinio sluoksnio požymių. Taip pat vietos gyventojai pasakoja, kad šioje vietoje buvo randama šlako. Šie požymiai paskatino iškelti hipotezę, kad kalva gali būti susijusi su senovės gyvenamąja ar gynybinė vieta. Tačiau kol kas reikia išlaikyti atsargumą. Nėra pakankamai duomenų teigti, kad čia tikrai stovėjo pilis ar buvo įtvirtinta gyvenvietė. Taip pat negalima patikimai nurodyti šio objekto naudojimo laikotarpio vien pagal jo formą. Kalva yra gerokai paveikta žmogaus veiklos. Jos paviršių keitė arimas, suformavo terasos, o vakarinėje pusėje buvo vykdomi žemės darbai. Dėl to pirminė kalvos forma ir galimi archeologiniai požymiai galėjo būti pažeisti. Todėl ši vieta įdomi pirmiausia kaip dar ne iki galo ištirtas archeologinis objektas. Pats pavadinimas spėjami piliakalniai čia labai svarbus. Archeologai pastebėjo požymių, kurie leidžia kelti hipotezę, tačiau galutinį atsakymą galėtų suteikti tik išsamesni archeologiniai tyrimai. Va šitam iškeltis piliakalnis. Opa! Kirto žaibą. Reikia bėgti, kol nepradėjo lyti. Va šitam iškeltis. Bėgam, nes tuoj gausim lietučio. Štai jums gėlytę dovanoju. Reikėjo nušvirtusio medžio užsirauti. Praeisim. Galiu pasakyti, vienu šūviu du zuikius nušausim. Čia yra Vazgelių antras tariamas piliakalnis. Tariamas. O už jo yra pirmas. Tai galim per jį perlipti ir užskaityti, kaip aplankyta. Nu. Su palėtintoju.
Ir reikalingas kūras, matai, atitinkamas. Nu gerai. Reiks dar grįžti atgal to pačiu keliu. Tai čia Vosgelių antras piliakalnis, einam į pirmą. Ten kaip ir. Nors man norėtųs va ten eit. Vosgelių piliakalnis yra Zarasų rajone Dusetų seniūnijoje pietinėme Vosgelių kaimo pakraštyje. Jis dar vadinamas Drageliškių piliakalniu. Piliakalnis įrengtas atskiroje didelėje kalvoje, o jo aikštelė yra keturkampė, pailga maždaug 75 metrų ilgio ir 38 metrų pločio. Šlaitai labai statūs, jų aukštis siekia apie 27 metrus. Piliakalnio vakarinėme šlaite seniau buvo 4 metrų pločio ir 1,5 metro gylio griovys, už kurio buvo supiltas pylimas. Archeologinių tyrimų metu šis įtvirtinimas buvo aptiktas, tačiau pats pylimas vėliau buvo sunaikintas. Piliakalnis gana smarkiai apardytas, ariant, kai kur buvo nuarta daugiau kaip metras kultūrinio sluoksnio. Vosgelių piliakalnis yra labai senas. Piliakalniai LT jį datuoja 1 tūkstantmečiu prieš Kristų, 13 amžiumi, o Visuotinė lietuvių enciklopedija taip pat nurodo laikotarpį nuo 1 tūkstantmečio prieš Kristų iki 13 amžiaus. Ypač svarbus yra 1933 metų archeologiniai tyrimai, kuriems vadovavo archeologas Petras Tarasenka. Jis ištyrė 144 kvadratinių metrų plotą ir aptiko iki 1 metro storio kultūrinį sluoksnį. Rasta geležinių strėlių antgalių, yla, pjautuvas, žalvarinių segių ir žiedas, akmeninių kirvių, kaulinių dirbinių, verpstukų, liejimo formų bei įvairios keramikos, brūkšniuotos, grublėtos, lygios ir žiestos. Piliakalnio papėdėse yra apie 1,5 hektaro ploto senovės gyvenvietė. Tai svarbus faktas, nes rodo, kad piliakalnis buvo ne izoliuota kalva, o didesnės gyvenvietės dalis. Maždaug 600 metrų į pietryčius Drageliškių kaime 1934 metais dar buvo rasta 14 amžiaus pirmosios pusės sidabrinių lydinių ir papuošalų. Taigi Vosgelių piliakalnis vienas reikšmingiausių Zarasų krašto archeologinių paminklų. Jo vertė labiausiai atsiskleidžia didelė papėdės gyvenvietė, gausūs archeologiniai radiniai ir labai ilgas naudojimo laikotarpis nuo 1 tūkstantmečio prieš Kristų iki 13 amžiaus. Ui. To ekspedicijų didžiausias, įspūdingiausias Liepos 5 diena, 26 metai. O! Einam ten apačioj ženklą mačiau. Kažkas nelabai pakeliui, bet vis tiek jau atvykom. Reikia, kaip sakant, jau dabar šlapės visas. Lietutis pašnioja, atgaivino. Oi, čiobrelių. Čia skrusdėlynas dar.
draugas Alfonsas jau nurėdėjo nuo piliakalnio, štai ten ženklai. Tiksliau vienas ženklas. Žymeklis, atsiprašau. Nu, ženklas ir Istorija. Ir istorija dar kažkas nepatingėjo. Pastatė. Nu, smagu, nors tokie tarybinių laikų, bet kad jie yra ir su užrašu. Tai yra smagiausia. Taip. Įmeskime koordinatės. Ateities kartom. Va, Vazgelių. Pasižiūrėkite. Kiek rasta visko ir moneta yra lenkiška. Opolės kunigaikščio. Nu ką, būk sveikas, Vazgelių piliakalni.